Atlikime eksperimentą. Aš jums sakysiu kokį nors žodį angliškai, o jūs bandysite spėti, ką šis žodis reiškia. Taigi, pirmas žodis yra artist, kuris niekaip nėra susijęs su jokiais artistais, kaip daugelis galėjo pagalvoti, nes šis žodis reiškia menininkas. Ir antras žodis yra chef, kuris iš tikrųjų nėra šefas arba viršininkas, o šis žodis reiškia vyriausiasis virėjas. Ir kitas žodis yra physician, kuris iš tikrųjų yra ne fizikas, bet gydytojas, terapeutas. Ir paskutinis žodis yra occupation, kuris paprastai žymi ne okupaciją, o profesiją. Dabar jūs suprantate, kodėl vertėjai tokius apgaulingus žodžius vadina false friends arba netikrais draugais. Neapsigaukite ir jūs. Safe and cheer with friends.